tam šuniui sėdėti prie grandinės, kalėti. Dar blogiau negu. Daug blogiau, jam geriau yra išvis. Šiaip aš labai dabar atrodysiu bjauri ir nepopuliariau, geriau jam numirti, negu sėdėti prie tos grandinės. Nusipirkau pudeliuką, bet jis be dokumentų ir man sako kaip gerą dalyką, neva, mangi nereikia tų dokumentų, man reikia draugo. Jeigu tau reikia draugo tik tai tada tu gali nueiti prieglaudą. Aš įdėjau skelbimą, dingo mukas ir žmonės rašo, matėm, kaip jis įlipo į antrą A berods ir išlipo smiltelės stotelį, man tai juokinga, kad net papasakojo, kur įlipo šuo ir kur jis savarankiškai. Išlipo. Beveik visi mūsų šunys turi asmeninius savanorius, o asmeninis savanoris yra tas žmogus, kuris atvyksta būtent pas konkretų šunį kelis kartus per savaitę ir veikia ką nors. Šios laidos partneris Vetcore Digestive Support pašaras specialiai sukurtas jūsų šuns virškinimo trakto palaikymui su jautiena ir eriena. Tai natūralūs ingredientai, veterinarinė formulė be glitimo, sukurta veterinaro, gerina žarnyno veiklą ir mikrofloros balansą, gerina išmatų konsistenciją, palaiko storosios žarnos sveikatą, padeda geriau virškinti skaidulas. Ačiū rėmėjams, kurie prisidėjo prie šio podcasto tolimesnės plėtros. Taip pat nepamirškite subscribinti mūsų kanalo ir sekti kačių grupės Facebook'e. Sveiki atvykę. Labas. Čia gyvūnų šerifai. Ir šiandien svečiuose turime Simoną iš Linksmųjų pėdučių. Kaip kelionė iš Klaipėdos į Vilnių? Sklandžiai. Šiaip mes labai dažnai važinėjom iš Klaipėdos į Vilnių. Mums klaipėdiečiam Vilnius visai arti yra, vilniečiam žinau labai toli. Tai visai gerai. Norėjau paminėti, kad kiekvieno podcasto tikslas ir mūsų kaip organizacijos yra būtent šviesti visuomenę apie gyvūnų gerovę, globą ir dėl to mes jūs ir pasikvietėm čia, aptarti, kaip atsakingai auginti gyvūnėlius. Simona, sakykit, prieš susitinkant šiandieną domėjausi apie jūs. Sakykit, kaip nuo aktorystės perėjote į šitą idėją ir jau kiek 12 metų esat susikūrusi organizaciją? Kaip kilo iš viso idėja nuo aktorystės perimti į gyvūnėlių pusę? Iš tikrųjų, nesakyčiau, kad aš nuo aktorystės perėjau gyvūnėlių pusę, man viskas ėjo paraleliai. Aš jau nuo vaikystės aš žinojau, kad būsiu aktorė ir kad aš kažkada, ne tai, kad globosiu gyvūnus, nes kai aš buvau vaikas, aš nesupratau tų visų dalykų. Bet tiesiog žinau, kad aš turėsiu vienas dalykas šunį, vieną didelį šunį, bet ir tiesiog, kad gyvūnai bus mano gyvenime, aš visada tą žinau. Nuo tada, kai aš suvokiau, kad aš galiu kažko norėti, tai aš pradėjau norėti šuns. Ir šiaip prieglaudai taip yra 12 metų, bet aš pati esu nuo 2008 metų šitoj veikloj, nes aš iš pradžių savanoriavau kitoj prieglaudai, tiesiog visiškai atvažiavau atvežti maisto, paramos kažkokios ir aš taip likau, ten buvo prieš Kalėdas ir aš supratau, buvo vienas toksai momentas, kad mes kelios atvažiavom, kai kurios labai pajuto gailestį, o aš supratau, kad aš neturiu šito jausmo, man nėra jausmo, kad man jų gaila, man buvo jausmas, kad aš noriu padaryti kažką geriau ir tenai tos prieglaudos viena iš steigėjų sako, gal kažkas galėtų su internetu padėti ir aš galiu, nors aš ten net visiškai nebuvau pasiruošus tam. Ir aš pradėjau rašyti skelbimus gyvūno vardu ir žmonėm patiko ir nuo to iš tikrųjų viskas. Tiesiog nuo tokio atvykimo atvežti maistą. Šitą ir aš teko daryti. Aš dar kai neturėjau katinėlio, tai irgi važiavau į prieglaudą, dar buvo tokio nepatogioj vietoj, bet visiems norėjau nuvežti ir kraiko, dar net nežinojau kaip ir nežinojau kaip iš tikrųjų ką ten vežti, kaip daryti. Sakykit, su kokiom didžiausiam problemom susidurėt organizacijai? Organizacijoje Taip, su problema, kad kai nori padėti gyvūnui, tarkim, ten, nežinau, ištraukti iš baisių sąlygų, dažniausiai institucijos, kurios gali tau padėti, nes mes kaip prieglauda galim tik tai globoti, bet institucijos, kurios gali tau padėti, dažnai to nepadaro. Nebūtinai dėl to, kad ten nenori padėti, bet kartais būna tiesiog situacijos, kur, nežinau, gal pritrūksta žinių, gal pritrūksta būtent teisinių kažkokių dalykų, tai čia iš tikrųjų mūsų yra didžiausia problema, nes šiaip linksmasios pėdutės pakankamai linksmai gyvena ir man atrodo, kad mes kažkaip per daug tų problemų visų nesureikšminam, nes kiekviena problema yra tam, kad tu ją išspręstum, pasimokytum
ir kitą kartą žinotum, kaip daryti greičiau ir efektyviau tą pačią problemą. Ką paprasti žmonės kaip mes, kurie nežinom, kaip prisidėti, kaip jie galėtų iš tikrųjų prisidėti prie jūsų? Šiaip iš tikrųjų geriausiai yra labai smagu, kad dažnai žmonės dabar jau tai daro, kad gali paskambinti mums. Paskambinti ir paklausti, nes kiekvieną kartą reikia skirtingų dalykų. Žinoma, visada reikia pinigų. Čia, manau, kiekvienas tą pasakys, nes už pinigus tu gali nupirkti ir sveikatos ten reikmenis ir taip toliau, ko žmogus negalės paaukoti. Visada reikia visokių pledų, paklodžių mums. Dabar galvoju, kas dar yra. Visada, žinoma, reikia maisto, tik tai tiek, kad, tarkim, mes maitinam tik tai vienu ir to pačiu maistu arba priklausomai nuo situacijos gyvūno. Tarkim, rudas valgo žalią mėsą, ne visi valgo žalią mėsą. Tai, tarkim, yra tokių situacijų, tai geriau būtų paskambinti ir paklausti, nes dažnai būna, kad atveža maisto ten iš bet kur, ar iš ten, nenoriu daryti ant reklamų kai kuriems prekybos centram, bet tarkim, iš prekybos centro. Jo, iš bet kur. Ir mes tiesiog mylėdami savo gyvūną ir nenorėdami jiems sveikatos problemų, ten visokių, nežinau, tiesiog problemų, tai mes neduodam to maisto. Tai mes visada žmogui ir pasakom, mes žinokit, neduosim, mes pasidalinsim su tais, kurie duoda, tas maistas tikrai nenukeliaus į šiukšlinę. Tai jau geriau maisto nevežti tada? Maisto iš tikrųjų geriau nevežti, nebent vežti būtent tą, kurį mes maitinam. Kadangi tikrai, čia reklamos nedarysiu, tai nesakysiu, apie kokį mes čia kalbam, bet geriau paskambinti, paklausti. Realiai netgi būna pagalba, yra ir visokie ten švaros reikmenys, plovikliai, skalbikliai ir taip toliau. Šiuo metu turim praktiškai tiek, kad galim ruoštis karą. O ko šiai dienai trūksta? Šiai dienai visada paklodžių, tikrai visada reikia. Ir šiaip šiai dienai maistą, bet man atrodo, užsakė veterinaras, kad tik atgrinai. Tikslingo maisto. Tikslingo maisto. Iš tikrųjų, kad būtent kažkokio dabar trūkumo turėtumėm, tai nepopuliaru sakyti, bet neturim. O kaip rėmėjai, tai tiesiog einam per tai, kad galim tiesiog pravesti jūsų banko sąskaitą, ar ne, kiek norim, ir jau geriausiai žinot, kur panaudoti pinigėlius. Taip, taip iš tikrųjų, tas visada, nes kas yra, kur mes išleidžiam labai didelę sumą pinigų, tai yra gydymas. Nors mes turim savo veterinarą, fainą daktariuką, bet jisai negali, tarkim, padaryti, nežinau, rengenų, echoskopų ir taip toliau, nes to mes neturim. Tai tokių dalykų mes jau vykstam į klinikas ir tai dėja kainuoja. Taip. Dažnu atveju ir matau tas organizacijos, kurios yra ir Vilniuje, ir aplinkui, pasidalina tom skaudžiom istorijom, ir viena iš jų pastaruoju metu buvo šuniukas, kuris buvo pakastas. Ką manot apie tai ir kaip gal kažkokios prevencijos yra, tas pats, ir mes ką darome, yra sklaida, ar ne, visa ta informacija. Kaip jūs iš tos situacijos žiūrit to šuniuko? Aš nemanau, kad galima, kai tu myli gyvūną, kai tu apskritai, net nereikia mylėti gyvūną, kai tu tiesiog esi empatiškas ir supratingas tiesiog gyvybei bet kokiai, tai skamba tragiškai žiauriai. Realiai galiu pasakyti, keistas dalykas, bet mums prieš kelias dienas, kai sužinojom šitą, įvyko toks keistas, nekeistas, mes išleidę neseniai buvom šuniuką, jauną šuniuką į naujus namus ir tų žmonių kaimynai, dabar visai neseniai, pasiskundė, kad išgirdo pokalbį, matyt balkone, aš nežinau, mums netgi atsiuntė voiso tą įrašą, balso žinutę, kad moteris sako, mama šeimininko, aš sako, tą šunį duosiu per galvą, kur nors užkasiu ir pasakysiu Orestui, sūnui, kad sako, pabėgo tiesiog. Tai gerai, kad žmonės į mus kreipiasi, mes kreipiamės į juos ir tiesiog pasakėm, kad mes kreipsimės į instancijas, jeigu negrąžinsit šuns. Ir jie grąžino šunį. Aišku, tai galėjo būti pykčio išraiška, bet negali laukti, kol ta pykčio išraiška pavirs veiksmu. Tai aš tiesiog turėjau kažkaip reaguoti, ačiū Dievui, mums pavyko užbėgti už akių. Kitais atvejais taip, jūs esate teisi. Aš realiai manau, kad apskritai viskas yra švietimas, pavyzdys. Dėl to labai dažnai galbūt kalbėti apie tai labai reikia, bet kartais žmonės negirdi žodžių, nes mano žodis prieš kito žmogaus žodį ir mes taip pingpongų ir vienas kitam bandom įtikinti, kad yra kažkaip kitaip. Bet mažiukai. Tempiau. Bet realiai iš tikrųjų pavyzdys yra geriausias dalykas. Kai tu savo pavyzdžių rodai, kaip
kaip reikia bendrauti su gyvūnu, kaip reikia auginti. Apskritai, aš labai dažnai kalbu apie tai, kad ne visi turi turėti gyvūną, ne visi turi turėti šunį. Kai man skambina, nori pasiimti šunį, ten nežinau, į voljerą. Aš tada klausiu, kam jums tas šuo tam voljerė? Gal darot kažkokios klausimus prevencinius? Taip. Aišku, nepadeda, kaip matot, turiu dažnai padeda, bet kartais tu tikrai neturi rentgeno, kad žmogų peršvest ir kartais tikrai išleidi į namus, kurias tu gal būtum žinojęs, o dabartinė situacija tu neišleistum. Bet tikrai, daug tikrai dabar, kai atsirado tie klausimynas, ta anketa mūsų vadinama, tai daug mažiau yra ir grįžimų, ir daug mažiau yra tų tokių problemų. Mes laukiam iki kol sulauksim tikrai taip, kad ramia širdim galėtumėm išleisti. Iš tikrųjų galiu pasakyti, suaugę šunis, ypatingai, tarkim, mano ruduko atveju, aklas šuniukas, suaugęs, jie gauna geresnius šeimininkus. Turiu omeny ne tai, kad gauna ir mažiukai geresnius, bet turiu omeny dėl jų kreipsis vienas, bet patikimas negu dėl mažučio, tu gali labai suklysti. Jaunas pupiukas, kačiukas, labai daug yra ir fainų šeimininkų, bet yra tokių, kur, tarkim, tu gauni daug tų anketų ir iš jų reikia išsirinkti. Atrodo kartais, kad smagiau yra ir geriau, kad tu iš daug gali rinkti. Bet dėja, kartais gali suklysti labai. O kaip yra šituo atveju, jeigu ar ne, ypač kas gyvena butuose ir girdėm, kaimynai turi šunį, tas šuo pastoviai kaukia, klykia, ar jau taip erzina, nes vienas, tarp kitko ir paminėsiu, buvo kačių grupėje, mes turime kačių grupę, kuri turi 71 000 narių ir labai gyvi grupė ir ten dalinasi, ir ką daryti, kai dabar ar ne, ne į temą toks klausimas, bet šuo spiegia, triukšmauja, atrodo paliktas vienišas ilgai, ar mums skambinti į veterinarinę tarnybą, ar kaip elgtis, ar neskūsti, ar nieko nedaryti. Kartais atrodo, ką čia padaryti, nes atrodo ir mūsų erzina, kaimynus, ir tam šuniui yra, matyt, katarga. Tai dar neaišku, iš tikrųjų, galbūt šuo kenčia nuo išsiskyrimo nerimo. Čia yra jau toks specifinis dalykas, bet aš visada pirmiausiai siūlau kalbėtis kaimynui su kaimynu. Nes galiu duoti pavyzdį. Mano kaimynės šuniukas, aš esu jai sakius, tai jeigu čia žiūrės, ne iš manęs sužinos, bet mano kaimynės šuniukas tikrai labai daug loja. Aš esu jai pasakius, sakau, jinai dažnai loja. Ir jinai sako, jinai loja tik tai, kai tavo šunis praeina, nes labai nemėgsta tavo šunų. Ir aš galvoju, kadangi aš viena pasakau, atrodo, kad tikrai problema yra tik tai aš einu su šunim ir dėl to girdžiu, bet aš sėdėdama namie girdžiu, man netrukdo. Šuns lojimas man nieks netrukdo, aš vėlai einu miegoti, dėl manęs nesvarbu. Bet yra kaimynai, kurie skundžiasi, man, ką daryti? Ir realiai aš manau, kad pirmiausiai reikėtų eiti ir kalbėti su kaimynu, nes galbūt šuo loja todėl, kad jisai per langą mato, gal jis nėra paliekamas vienas ten žiauriai ilgai, tik mums, kadangi loja, atrodo, kad tai trunka labai ilgai, gal jis yra išvedžiotas, bet jisai per langą mato dirgiklius. Ir jisai reaguoja, ir jisai kaip, žinot, būna tie tokie žiūrėtojai per langą, kur žiūri ir viską komentuoja. Tai gali būti, kad ir ta šuo tą patį daro. Ir tada šeimininkui kartais gali būti visiškai lengvas sprendimas. Pavyzdžiui, užtraukti žaliuzes, ar padaryti taip, kad per langą šuo nepamatytų, ar uždaryti šunį tam kambarį, kuris neturi lango iki žemės, arba negali palikti. Ir kartais tai praeina šitos problemos. Tai pirmiausiai aš pradėčiau nuo bendravimo su kaimynu. Jeigu kaimynas sako, eik tu ten, žinai kur, ir neina kalbas, tai tokiu atveju taip. Tokiu atveju tai taip galima kreiptis į VMVT, galima kreiptis į policiją, kad spręstų šitą problemą, nes, neaišku, ne visada yra šita problema, ne visada yra dėl nepriežiūros. Čia ne visada yra nepriežiūros dalykas. Kartais tai yra tiesiog šuns nerimas likti vienam ir ne visada šeimininkai žino, kad jis turi tą nerimą, nes jeigu jis neturi kameros, ten neturi informacijos. Aš bandžiau stebėti savo katiną, tai aš, pavyzdžiui, kai 2 dienas mažai būnu, ar ne, grįžtu tik tai išsimiegoti labai trumpai ir aš pastebėjau, kad jis nusikaso kailį. Stresuoja Ir vaikas. stresuoja. Ir aš turiu kamerą, bet kažkaip dar nepastebėjau šito, bet aš lygiai taip pat suprantu, kad jis irgi garsus skleidžia. Ir, pavyzdžiui, dabar kiekvieną dieną yra paukščių sezonas, tai prie lango šoka į tą langą, bando, miauksi, atrodo, kad ten verkia, aš tada atrodo apsiverksiu tuoj, nes jis tokius garsus ten daro ir yra, tikrai ir juokinga ir aš suprantu, tai šunims lygiai taip pat, jie irgi mato, jie irgi nori medžioti, jie nori prižiūrėti savo
regioną. Taip, dar turi pakomentuoti, kad ko čia lendi dabar prie mano lango. Tai gal viskas yra normalu ir tada atvira komunikacija tarp kaimynų. Aš visada sakau, kad bendravimas yra raktas į viską. Tai va, o kaip yra, girdėjau, kad turite šunų terapiją ir seniorams, tai gal daugiau galėtumėt papasakoti, kas tai yra ir apie ką ir kokia to nauda tiek gyvūnai, tiek seniorams, vaikams. Gyvūnai aš abejoju, kad yra kokia nauda. Greičiausiai ne. Gyvūnas, taip, gyvūnas čia yra padėjėjas. Realiai iš tikrųjų aš labai mažai galėsiu papasakoti, nes čia šiaip mūsų prieglauda susikūrė nuo tos kaniterapijos. Tiesiog paskui tapo prieglauda. Nes kita steigėja, Linksmosios Pietutės turi 2 steigėjas, tai aš ir kita tokia Natalija. Tai jinai yra psichologė ir jinai pradėjo tos pirmus žingsnius šunų terapijos srityje ir dėl to mes netgi susikūrėm, kad jai reikėjo oficialios organizacijos, kuri galėtų tai teikti. Dabar iš tikrųjų mes esam truputį kaip ir išsiskyrę, kaip pasakyti, neoficialiai, o tiesiog mentaliai, fiziškai, nes jinai dabar dirba pedagoginiai, psichologiniai tarnyboj ir mūsų tie šuniukai, linksmųjų pėdučių, vyksta dar į senjorų namus, man atrodo. Dabar aš nežinau, ar dar kažkam teikia tą, nes jinai dabar grynai jau savo darbų, savo kaip psichologės, kaip psichologė teikia šitą paslaugą. Tai mūsų, beje, nebėra nei vieno mūsų šuniuko, kurie buvo mūsų globotiniai, nes šunių terapeutų gali tapti ne kiekvienas, tam turi būti tam tikros psichologinės savybės ir tai nebūtinai turi būti veislinis šuo, dabar jau yra jos būtent veislinis šuniukas dirba tą darbą, nes jau kiti buvo senjorai ir jie iškeliavo. Su paskutiniu tokiu nordu atsisveikinom. Tai čia iš tikrųjų yra, jeigu teisingai papasakos, jeigu teisingai paaiškinsiu, tai yra tiesiog teisingos emocijos kėlimas. Tai yra terapija, tai nėra gydymas. Aš, pavyzdžiui, pati dalyvavau keletoje tokių terapijų, tai tarkim, tos terapijos metu padeda vaikui, tarkim, vaikas autistiškas vaikas, tarkim, nemoka palaikyti akių kontakto, nemoka užmegzti pokalbio. Ir kadangi su gyvūnu tai padaryti yra lengviau, nes gyvūnas tavęs neteisia, jisai tavęs nekritikuoja, nesmerkia, jisai žiūri tave tiesiog atvira širdim, tai šalia gyvūno yra lengviau atsiskleisti. Ir tada tas vaikas, tarkim, pradeda lengviau komunikuoti ir su kitų supančių pasauliu, kuris gali tave nuteisti, nes jis jau yra išsibandęs ant to, kas bus geranoriškas. Gal netgi netikėtai, toks netikėtas klausimas kilo, gal yra tie patys šunys, kurie ir gali padėti tiem akliem žmonėm? Gal jų tokių yra gal pas jūsų? Pas mus ne. Ir aš jau labai abejoju, kad mes turėjom vieną šuniuką, kuris išvyko gyventi ir gyvena, kaip suprantu, namie su šeimininku, bet jisai dirba sienos apsaugoj, kas šiaip dažniausiai tai yra veisliniai šunys. Bet jisai turėjo tokias geras savybės darbinės, kad jam ten padarė 3 mėnesių test, kai jam buvo 3 mėnesiai, tada kai jam 6 ir tada kai jam liktai ar metai kažkiek, tai jisai išlaikė ten su pagirimu ir jisai dabar gaudo nusikaltėlius, mes didžiuojamės šito šuniuku. Grikis vardas berods, jeigu neklystu. Pas mus kitą vardą turėjo, dėl to gali klysti. Bet tarkim, šunis, kurie akliesiems yra ruošiami, kiek aš suprantu, bijau irgi meluoti, jie būna perkami veisliniai iš tikrų veislynų ir jie būna ruošiami nuo kūdikystės, nuo vaikystės jau tam. Bet galbūt aš ir klystu. Mes tokių šunų, žinoma, neturim. Man visada atrodo, kad bet kuris prieglaudinukas, ne bet kuris, tiksliau, kad prieglaudinukas, yra prieglaudinukų, kurie puikiai galėtų dirbti šitą darbą. Pavyzdžiui, kad ir mano kalytė, mano pačios iš prieglos mišrūnė, jinai puikiai galėtų būti terapinis šuo. Aš nenorėčiau, nes man nesinori. Jinai turi kitą veiklą, jinai yra aktorė. O kokios labiau tos savybės turėtų būti pas tokiu? Būtent terapinis šuo turi būti atsipalaidavęs visiškai. Jisai neturi turėti kažkokių baimių, tarkim, nežinau, kartais būna ten, nukrenta kokią šakutę ir išsigąsta, nes žmogus, su kuriuo jis dirbs, gali skleisti garsą, gali, tarkim, eiti su lazdele, gali daug įvairiausių tokių dalykų būti, kurių to šuo gali išsigąsti ir to neturi būti. Šuo turi jaustis ramiai. Čia yra dėl abiejų, tiek dėl to žmogaus, kuriam yra teikiama terapija, tiek dėl paties šuns. Nes šuo neturi kankintis. Pirmiausiai, šuniui turi būti malonu bendrauti su kitais žmonėm. Nes yra šunų, kuriems to nereikia.
kurie nenori kontakto su žmonėm. Tiek pat, man atrodo, aš nežinau, ar yra katinų terapija, bet tarkim ten žirgų, delfinų ir taip toliau. Aš kiekvieną kartą žiūrima yra ir į gyvūno, kad gyvūnas nesikankintų. Aš tikiuosi, kad kiekvieną kartą yra tai žiūrima. Man nuoširdžiai kalbant, tai yra svarbiau. Nes žmogus, mes ir taip jau per daug išnaudojam tos gyvūnus, kad šitoj vietoj, tarkim, per kančią eitų su kastais dantim tas šuo ir būtų. Man atrodo, kad jam tai turi būti teikti irgi tokį patį malonumą, kaip teikia ir tam žmogui. O kaip yra, kai gyvūnėliai pasiklysta? Na, va, dabar populiaru ir dabar vis populiarėja iš tikrųjų tendencija ir vedžioti ir katinus, aš pati vedžioju. Ir matau, kaimynai taip pat vienas variantas išleidžia bangalą tiesiog, be pavadėlio, be nieko ir jį po to pasiema. Kitas variantas, kur su pavadėliu vedžioja ir susitinkam. Aš irgi esu už pavadėlį. Aš irgi už pavadėlį. Bet kartais žmonės taip labai pasitikė gyvūnu ir tada netikėtai pabėga arba nutinka tas nelaimingas įvykis. Ir mūsų tikslas ir yra šviesti visuomenę, kad gal reiktų atsakingiau šitą daryti, bet kai taip jau nutinka ir tada atsiranda skelbimuose, plakatai gatvėse, kiek tokių atvejų pas jūs ateina, kada pasiklysta gyvūnėliai, randate kažkur netikėtai, ar pats žmogus sako, vat aš radau gatvėje? Katinų yra tikrai nemažai, didžioji dalis katinų yra rasti, bet kai kurie tu jau matai, kad jis nebuvo naminis, jis buvo tiesiog lauke gimęs, nes turiuomenį, tai jisai traukėsi, jisai nenori to žmogaus artumo. Bet yra ir tokių didelė dalis, tikrai yra tokių, kurie yra rasti. Ir dėja, kas yra labai baisu, kad katinus sunkiau randa. Ir didžioji dalis nečipuoti. Šiaip didžiausia prevencija yra čipas, nes jeigu tą gyvūną ras kažkas, tai tu pirmą dieną jau jį gausi atgal, bus grąžintas. Ir šunų jau tikrai nemažai yra čipuotų. O katinukų kažkaip žmonės įsivaizduoja, maniškis neišeis. Šunų irgi, žinoma, atvyksta, visai būna, kartais būna, kad tu matai, jisai nusitraukęs ten nuo grandinės, vaikšto su grandinė ant kaklo, tai tu taip truputį tyliau praneši jo skelbimą, nes nebenori, kad jis grįžtų prie tos grandinės, bet turi pranešti, mes tai privalom. Tai nežinau, šiaip iš tikrųjų aš esu blogas patarėjas, aš tikrai esu už pavadėlį katinui 100%, nes dėja, bet katinėlis, kad ir kaip daugam atrodo, kad tai yra labai smagu, kad katinas ten sumedžioja ir kažką, jis neturi teisės. Mūsų naminiai gyvūnai, nei šunys, nei katinai neturi teisės medžioti laukinės gamtos. Lygiai taip pat medžiok nei šunys. Aš esu labai blogas pavyzdys, mano šunys 90% laiko būna palaidi. Aš su jais susikalbu, jie nėra medžiotojai, tokie medžiotojai, kurie nelabai supranta. Paukščių nedrasko. Net neturėtų galimybę, aš visada jokiuosi, šiaip aš labai nemėgstu apskritai net gąsdinimo. Mes jau su jais labai ten kalbamės, bet tarkim yra buvę, kad varniuką vijos ir varniukas mažas, bandė ir pribėgo prie to varniuko, jisai neskrenda. Šiaip visiškai čia labai blogas dalykas, to neturi būti, neturi gąsdinti nieks, nieko, joks naminis gyvūnas, žmogus ir niekas. Bet pribėga, neskrenda, jis atsisuko į mane maždaug. Jis neskrenda, taip. Ir neturi minties sumedžioti. Bet nieko, apskritai neturėtų mūsų nei šunys, nei katinai neturi gąsdinti laukinės gamtos, gaudyti ir taip toliau. Bet aš manau, kad prevencija pirmiausia yra šuns ir katinui turbūt su pavadėliu vaikščiojimas, arba jeigu jau tu tokį ryšį su to katinu turi, kad tu matai, kad jis nesitrauks nuo tavęs. Bet su šuniu tai turbūt yra mokymasis. Aš nesu prieš, kad šuo būtų paleistas, bet man visada, netgi man pačiai yra tokių situacijų, aš einu, tarkim, kad ir su pavadžiu ar su kažkuo, ir pribėga šuo palaidas ir jisai kimba. Dažnai netgi galiu pasakyti, nebūtinai kimba, labai dažnai būna, kad ypatingai visokių retriverių šeimininkai, jie leidžia visiškai ramiai, nes mano šuogi geras, bet mano šuo nenori bendrauti su tavo šuniu. Ir aš, tarkim, įdedu labai labai daug laiko, pinigų ir visko į mokymą savo šuns, kad jis nebūtų reaktyvus, kad jisai neįtų prie kitų šunų, nes mano šunis taip bendrauja, kad jie man parodo, kad žinok, ten prieki yra šuo. Jie sustoja ir atsisuka į mane, taip, kad tu daryk kažką dabar, kviesk mane ir duok man skanuką. Nes pas mane buvo katinas Vingio parke, vedžioju katiną ir aš kažkaip buvau nusisukus. Ir atbėgo Jorkšyras ir mano katinas ant 2 kojų iškart gynyba ir jau pult. Tai
kas kaltas tokiu atveju bus? kai Yorkšyro užsipuls? šeimininkas, atbėgo, žinoma. Aš Bet tai jie laikiau. sakys katinas, suraskim ant šunį. Nu, taip va. yra, mes turim tiesiog tą suvokti, kad mes esame atsakingi ne tik už savo gyvūną, mes esame atsakingi už laukinę gamtą, už savo gyvūną, kad jis nepadarytų žalos tiek kitam žmogui, tiek kitam šuniui. Tiek, tarkim, tas pats išgąsdinimas yra, negerai. Aišku, šiaip galiu pasakyti, kad mūsų prieglauda, manau, kad garsėja. Man tai čia visiškai gėda kalbėti apie tos pabėgimo atvejus, bet garsėja kaip prieglauda, kurios tikrai labai dažnai būna pasimetę, gyvūnai labai neseniai buvo Iš toks jūsų įvykis. pabėgo? Ne tai, kad iš mūsų šiaip nelabai pabėga. Anksčiau labai pabėgdavo nuo savanorių. Tai mes pakeitėm tvarką, dabar savanoriai yra tik apmokyti. Tai čia kai vedžioja savanorius? Vedžioja, jie pabėga, grįžta į prieglaudą. Labai daug. Šiaip galiu pasakyti, kad mūsų beveik visi šunys pabėgę grįžta pas mus, kas yra didelis komplimentas prieglaudai. Mes esam turėję, pavyzdžiui, šunį, kuris pabėgdavo ir iš prieglaudos. Tai jisai pabėgdavo, nes jis turėjo labai nenumaldomą norą pavalgyti. Ir kadangi mes garsėjom kaip prieglauda, kuri prižiūri svorį gyvūnų, tai jisai negaudo tokių papildomų dešrelių. Tai jis netgi sugebėdavo per kokią tvorą, ar prasikasti, ar išlipti per tvorą. Ne, man atrodo, neišlipdavo, nes per didelį tokia kumpiai ant šono būdavo. Tai jisai yra netgi su autobusu važiavęs. Mums buvo juokinga, kad dingo mūsų mukas, dabar jisai Suomijoje gyvena. Jis sako, aš negaliu jo paleisti, nes jis visada ras šiukšlynę ar kažką. Žodžiu, dingo mūsų mukas kokį 4 kartą, taip, tiesiog į kiemą išleidai, jie neslaksto pas mus palaidi kieme dažnai. Ir kartais ten užeik trumpam ir mukas išėjo. Kai lipa autobus? Taip, ir juokingiausia, kad aš įdėjau skelbimą, dingo mukas ir žmonės rašo, matėm, kaip jis įlipo į 2A berods ir išlipo smiltelės stotelį. Man tai juokinga, kad net papasakojo, kur įlipo šuo ir kur jis Savarankiškai. išlipo. Taip, ir aš nuvariau į tą smiltelės rajoną, kuris išlipo ir pasirodo, jisai vieno daugiabučio name. Ten aišku irgi per komentarus, socialiniai tinklai labai geri dabar yra, per komentarus sužinom, kad tam name jisai yra, jisai pasirodo įėjo į tą namą, žmonės pamatė tokį vargšelį, žiūrinti tokiam akim, prišėrė dešrelių ir jisai jau maždaug eičiau lauk, bet duris užsidarė, tai aš atvariau ir jisai toks laimingas, kaip gerai, kad atėjai, maždaug, kur tu buvai visą dieną, jisai privalgo, tas ir būdavo, kad kai kurie tokie būdavo, kad bet jie didžioji dalis, jie, tarkim, išbėgdavo, kažkur pavalgdavo ir iškart grįždavo. Ir tarkim, tas mukas, pavyzdžiui, buvo pabėgęs kokius 5 kartus ir, gal ne 5, gal mažiau, bet jau tiesiog, žinai, pabėga ir kokia darbuotoja sako, mukas pabėgo ir jau grįžo. Turiuomenį net nespėjo, ten jau tokia situacija, kad dingo, jis pasirodo išvažiavo ir nebežinojo, kaip grįžti, nes jis nebeturėjo bilieto atgal. Intelektualus šuo. Intelektualus, labai. Kokių dar juokingų istorijų turit, kad jau pradėjom? Apie juokingas. Jėzu, aš nežinau, mes pilna tų juokingų istorijų turim dabar, galvoju, aišku, pabėgimo istorijos kažkodėl juokingiausias. Su autobusu dar negirdėjau taip. Aš esu turėjus kitą, kuris buvo ten iš tikrųjų net ne, su autobusu 2 kartus mums šunis važiavo. Man bent jau, aš nežinau, ar tikrai taip, bet kito varianto nėra. Aš turėjau laikiną globotinę, čia bet labai graži istorija, dabar laiminga gyvena. Turėjau laikiną globotinę, kuri prisileido tik mane. Jinai dėl to pas mane ir buvo atvykusi globotis, kad išmoktų prisileisti žmonės. Ir aš išvažiavau su savo prieš tai turėtų šuniuku į agility seminarą ir ją palikau sesiai. Aš gyvenau vienom Klaipėdos gale, sesė gyveno kitam. Sesė išėjo jos pavedžioti ir sako, jau jai vandens nupirkti, pririšo prie parduotuvės tvarkingai, jinai per sekundę nusigraužė pavadėlį ir pabėgo kitam miesto gale. Po 3 savaičių jinai grįžo pas mane į kitą miesto galą ir mano buvęs sužadėtinis tik tokią versiją ir iškelia, kad, sako, tos 2 galus jungia 18 autobusas. Jis lipo į 18 autobusą ir išlipo pas mus. Nes aš pataikyti. Čia, aišku, jo sugalvotas dalykas. Telepatija. Jo, arba gal ir parėjo per visą miestą, galėjo būti, nes mes daug su ją vaikščiom. Bet 2 valandą nakties vedžioju savo šunį, aš galvau, nes aš jau ten nuverkus akis. Aš nerandu šitą šuns. Ir jau galvau, kad man vaidenas, o jinai tiesiog atbėga pas mane iš toliausiai ir šoka į glėbį, kaip filmas. Tiesiog mes tokių filmo situacijų turim. Dar ir kilometražą tokį. Taip, Klaipėdos, žinot, kilometražas toks, kur aš sakau, pėstutės vaikštau, bet realiai iš tikrųjų tai taip, čia yra
šuniui gan didelis dalykas. Tai, mes paliekam tą versiją, kad grįžo su 18 autobusu. Tokie intelektualų, nes jie pas musgi yra dresuojami, mokomi, visur vedžiojami, tai kaip jie nebus protingi. Visiškai nesvarbu, iš kur atvyko, mokytis niekada nevėl. O kaip yra, kai, kaip suprantu, būna prieglaudos ar ne, nebeturi kur dėti gyvūnėlių ir tada siunčia į Suomiją. Teko ir pačiai artimoje aplinkoje susidurti, kada toks sprendimas buvo ir atidavė į Suomiją. Tai kaip šitas procesas atrodo, kai jau pas mus Lietuvoje yra perpildytos prieglaudos, bet kažkodėl pasiema Suomiją ir ten kaip užsibaigia. Klausimas, kaip užsibaigia tenai. Šiaip, iš tikrųjų, nėra taip, kad kai nebeturi kur dėti, bent jau mums mes ruduką visą laiką būtumėm ir laikę. Tiesiog Suomiai yra, mes esam išlepinti. Tai būtent dėl to, kad perpildytos prieglaudos, daugyklos gali dirbti pilnu tempų, turiuomenį, visiškai gali veisti tos šuniukus be dokumentų, su dokumentais kaip tik tai nori. Gerai, su dokumentais jau čia veislynas, bet irgi jų visokių yra. Bet turiuomenį, pas mus veisimas yra tiesiog, ką aš pirmiausiai reguliuočiau, norint sumažinti beglobių gyvūnų skaičių, tai būtent dauginimą, veisimą. Turėtų būti tik tai tvarkingi veislynai ir viskas. Ir prie būdų, prie grandinių. Kodėl grandinės yra labai blogai? Todėl, kad ten kalytė sėdi ir kiekvieną vadą veda. Ir tai yra viskas, kas papildo prieglaudas, kas papildo tą perteklių pas mus. Pas mus 96 ar daugiau prieglaudų ir visos perpildytos. Suomijoje tai yra labai reguliuojama, būtent veisimas. Ten, tarkim, veislynas netgi negali sukergti kalės, kol neturi 10 potencialių šeimininkų. Pas mus yra atvirkščiai. Pas mus pirmą gimsta šuniukai, kačiukai ir tada dedamas skelbimas. Aš niekada neuždėsiu laiko ant šitokio dalyko. Nes turi šuniukas ir kačiukas gimti tada, kada jisai turi potencialių. Jau turi vietą. Taip. Ir netgi matot Suomijoje, jeigu 10 šeimininkų, o gimsta 5 šuniukai, tai dar kiti tie 5 dar laukia kitos vados. Ir taip toliau. Ir kartais žmonės tiesiog nebelaukia, tarkim, to šuns iš to veislyno. Prieglaudoje, aš buvau Suomijos prieglaudoje, Hesių, man atrodo, vadinasi, buvo 3 šunis. Aš sutikau vieną, kiti 2 buvo pasivaikščioti. 3 šunis. Tai kai pas mus yra pilna, ten buvo pilna narvų laisvų ir tik tai 3 šunis, kurie atiduoti dėl tikrai rimtų dalykų. Ir turiuomenį, ir tada žmonės turi deficitą. Ir kai žmonės turi deficitą, jie tada gali žiūrėti, nors negaliu sakyti, lietuvaičiai irgi yra nuostabų žmonės, tarkim, ten aklas šuo be akies, ar katinukas be kojos, be akies. Tai mes niekada pamatom tokį gyvūną, nemanom, kad jis neras namų. Nes lietuviai irgi yra labai nuostabų šeimininkai, mes tikrai labai gerėjame. Nori jama tokius gyvūnėlius. Taip, jie nori jama. Rudukas, pavyzdžiui, žinot, kokie lietuviams yra turbūt sudėtingiau, bet irgi jau atsiranda vyresni gyvūnai. Tai būtent, pavyzdžiui, mūsų atveju į Suomiją dažniausiai išvyksta vyresni gyvūnai, nes suomi šeimininkai, jie sumoka didelės sumas, iš tikrųjų, šunint. Mes gaunam tik tai tiek, kiek gaunam paprastai ir iš lietuvių šeimų, bet ten, kadangi visas tas procesas vyksta brangiai, ten surašymas, atvežimas ir taip toliau, jie moka didelę sumą už, pavyzdžiui, šunį, kuriam yra 15 metų, kuris galbūt jiems gyvens ten pusmetį, nors labai juokingai iš mūsų išvažiavo 15 metų, jau man atrodo jau 17, kiek jis ten švenčia, tai ko gero jam nebuvo 15, ko gero šeimininkė apsiskaičiavo. Dažnai tai būna iš tikrųjų, kai pradedi skaičiuoti. Tai va čia yra iš tikrųjų ta situacija, kad iš to deficito žmonės visai kitaip vertina. Ir aš pati, kai važiavau pirmą savo šuniuką vežti, man taip sugraudino, man tai buvo taip gražu, kad atvedi šunį tam žmogui, kuris jo nepažįsta. Jis jį matė tik video, tik tai nuotraukose. Ir jisai jo laukia, kaip aš, sutinka jį taip, kaip aš savo šunis, kai grįžtu iš kelionės. Toks jausmas, kad jie seniai pažįsta, myli, jie ten, Diezu, ta šuo toks dar žiūri dažnai, jeigu šuo yra truputį labiau, tarkim, ne toks ekstravertus, tai kur čia taip glaustinės prie manęs, jie jau puola, jau nori, jie myli tą šunį dar nepažindami. Su katinais dėja to nėra, katinų yra daug ir Suomijoje, man atrodo, Nyderlandai, lyg tai Austrija yra sutvarkę šitą dalyką. Suomijoje irgi katinų buvo daug, tai katinai neišvyksta į Suomiją, bet šunys išvyksta ir bent jau mūsų atveju, aš žinau, kad visur yra visko ir visos, kadangi kitos prieglaudos daug daugiau išleidžia,
tai turbūt turi didesnį procentą nesėkmių atvejų. Mes neturim nei vieno nesėkmės atveju. O yra kada būna grąžinama? Tokių, kad Grąžinti į nepritampa Lietuvą, manau, kad nebegrįžta jie, bet būna, kad jie važiuoja, tarkim, į globą tenai. Tai tada jau Pet Rescue Finland organizacija, kuri tai daro, tada jau jie turi problemų, nes dažniausiai nebegrįžta jisai į Lietuvą, bet jie tada turi globoti ir ieškoti naujų namų. Arba būna, tarkim, turbūt kokių nors elgesio problemų. Aš manau, kad su mūsų šunim vis tiek mažiau yra, nes mes labai pažįstam. Aišku, namie dar yra kiti dalykai. Kartais mes truputį palepinam tos šunis ar katinus ir atsiranda kai kurių problemų. Kartais kartais kažko tu prieglaudai gali nepamatyti, to paties išsiskyrimo nerimo, ten kartais resursų saugojimo negali pamatyti, nes mes tų resursų netiminėjom iš gyvūnų. Tai būna, kad kartais išlenda tokie dalykai, tarkim, nuvažiavus į naujus namus. Bet iš mūsų aš manau, kad mažiau išlenda to, nes mes daug labai papasakojame. Girdėjau, kad jūsų fokusas yra būtent nuo kitų prieglaudų, kaip skiriatės, yra apie kokybę. Ką jums tai reiškia, kad ar ne, orientuojatės ne į kiekį galo, labiau kokybiškai, kad gyvūnėlis gyventų, gal gali daugiau išsiplėsti? Taip, mes kartais būna kiti labai pyksta ant mūsų už tą požiūrį kokybę aukščiau kiekybės. Tai reiškia, man pirmiausiai tai reiškia, kad mes galim priimti tik tokį kiekį gyvūnų, kuriais mes galim kokybiškai pasirūpinti. Tai reiškia, kad mūsų manimų gyvūnas, ypatingai šiuo atveju apie šunį eina kalba, nes katino nepavedžiojam su pavadėliais, jie mums tai jau iškeltų vidurinį pirštą, jeigu mes norėtumėm išsivesti kažkur. Bet tarkim, šunis būtinai turi būti išvedžioti. Pas mus nėra tokio dalyko, kad jie sėdi voljere ir laukia, kad kažkas ateitų. Kiekvieną dieną jie laksto, būna išleidžiami tiesiog į lauką. Taip pat beveik visi mūsų šunys turi asmeninius savanorius, o asmeninis savanoris yra tas žmogus, kuris atvyksta būtent pas konkretų šunį kelis kartus per savaitę ir veikia ką nors, ten tarkim išeina į miestą, priklausomai nuo to, ko tam šuniui reikia. Kai kuriem šunim reikia tiesiog smagiai praleisti laiką, kai kuriem šunim reikia pasipratinti tenai kaviniai sėdėti, nes vis tiek didžioji dalis gyvūnų išvyksta į miestus, tai mes norim, kad šeimininkui būtų lengva ir kad šuniui būtų lengva, kad jam nebūtų didžiulis šokas. Tai palaipsniui pripratinam prie to. Tai lygiai taip pat gyvenimas kartu, nes negali jie gyventi, tarkim, ten kokie 6 šunys vienam voljere, nes tai yra rizika konfliktų, pirmas dalykas, kitas dalykas, jiems yra nekomfortabilu. Tai būtent ta kiekybė tiek ir sveikatos atveju, kad galėtum suteikti, kad pamatytum pirmiausiai ligą, nes labai daug dalykų, labai daug tų problemų su sveikata ir namie, ir prieglaudoje atsiranda tada, kada liga yra nepastebėta. Tai aš labai myliu savo darbuotojas, nuostabios mergaitės, vien mergaitės, ir daktoriukas. Tai jos visus, tarkim, pamato, ten sučiaudėjo, iškart jau čiatamės turi bedrą. Ten koks nors hipis čiaudėja. Reikia žiūrėti, ką daryti, kad neužsičiaudėtų visi, arba kad užbėgtum už akių ir nepradėtų čiaudėti labiau. Tai turime, kai gyvūnų nėra per daug, kai yra darbuotojai tiek, kad gali visus apriepti, tai man tai ir yra kokybė. Tai kiek dabar turi darbuotojų ir kiek yra augintinių? Ir aš kaip suprantu, ne vien šunis pas jūs? Jo, atsiprašau, taip, yra ir kačiukų. Yra ir kačiukų, dabar neseniai gavom 2 triušius, tai darbuotoja namo pasiėmė globoti, nes manau, kad triušiui ale zuikiui, šalia šunuolė vilkų, turbūt širdelės gali susproginėti, taip iš baimės, tai išsivežė namo globoti ir ieškoti namų. Bet taip, turim šunų, katinų. Turim apie 60, daugiau dabar negu 60, nes katinukų yra bumas ir, žodžiu, vasaros laikotarpis yra labai baisus, labai daug mažų kačiukų, neščių kačių ir taip toliau, ir taip toliau. O šunų pakankamai dažniausiai tas apie 30 ir laikos, nes būtent ko su šunim, kas pagerėja yra, tai kalyčių, tai yra vadų beveik nebėra. Labai retai, bet turim mažų šuniukų. Tai yra labai didelis pliusas. Ir aš kalbėjau su prieglauda, kuri atsakinga už gyvūnų gaudimą mieste, kaip čia pasakyti, atvažiavimą, nes mums turi atvežti, mes nesam su savivaldybėje sudarę jokių sutarčių. Tai su jais kalbėjau, sako, taip, tikrai pamažėjo vadų. Tai čia yra didelis pliusas.
O tai čia buvo kažkokia nauda, kad informacijos klaida ar pati veterinarinė tarnyba vyksta tada ir kontroliuoja tas vietas, kur yra veisiama? Kaip sumažina? Nemanau, kad jie kontroliuoja, aš čia dabar užsitrauksiu VMVT negerovę. Aš pati turėjau tarp kitko reikalų su jais, kai dar... Ar gerų, kaip baigės? Tai gavos taip, kad aš įdėjau skelbimą, kad edituodam šunį. Ir tada, po kurio laiko, kai aš jau su to žmogum nebeturėjau jokių bendrų reikalų, man parašė laiškelį VVT ir tada ir pasakė, kad ar ne, jūs propaguojat, kad rodot, kad šuo yra su kirptom ausim ir čia yra skundas toksai, aš sakau, čia ne mano šuo, kreipkitės į savininką. Galų gale ten atvažiavo pas tą savininką ir patikrino tą šunį, kaip jisai gyvena ir viskas yra tvarkoj. Tai va, bet buvo gautas skundas, kad buvo kažkokia netgi reklama, ar ne, aš tiesiog ieškojau šuniukui namų, bet gavosi taip, kad po to nusprendėm, kad to nedarysim, ar ne, ir per tą laiką tiesiog gavos kažkokia tokia reklama, kad šuo yra nuskriaustas, ar ne, bet jis yra Lenkų pilietybės, jau buvo įsigytas toksai ir atvežtas į Lietuvą. Bet čia visai, sakyčiau, čia graži istorija. Čia dar visai gražiai, nes aš paaiškinau, kad aš nieko bendro neturiu, aš to šuns nebematau jau kuris laikas. Tiesiog buvo toksai įrašas, bet ne tai, kad aš propaguoju kirpimą ir tiesiog kai visi dokumentai yra, kai yra pasas, Lenkų pilietybė, aišku, labai žiauru žinot, kad Lenkijoje tai yra leidžiama. Tai jo, man čia gražu iš visų pusių ir tai, kad jūs susitarėt gražiai ir tai, kad jie sureagavo. Nes man iš tokių instancijų labiausiai reikia, kad sureaguotų. Ne kad pažiūrėtų pro pirštus, nes pažiūri pro pirštus. Labai dažnai, tarkim, tu paprašai, žiūrėk, šuo sėdi prie grandinės, nevedžiojimas, koks fainas, žiūri. Gerai, nieks nemato. Gulinėjai, jisai vards. Tai žodžiu, tu praneši, kad tenai prie grandinės, jisai žiemą, vasarą iš vis neišeina ir viskas čia gerai. Tai va čia man yra tokia liūdna istorija. O šiaip, apie ką mes kalbėjom prieš tai? Veterinarinė tarnyba. Tai galbūt šiuo atveju tikrai kad gal jie kontroliuoja, kad šuniukų mažų nėra. Nemanau. Manau, kad vienas dalykas sterilizacijos truputį tikrai tų ir projektų ir buvę ir man atrodo, kad daugiau šunų pradeda gyventi namuose. Šiek tiek daugiau. Aišku, kaimuose yra dėja dar liūdna, bet ir ten jau truputį keičiasi požiūris. Kas čia dar gali būti? Nežinau, kas vis tiek sąmoningėjam žmonės. O kaip su katinais, jie vis neranda vietos? Yra čia kokių idėjų, kaip galima būtų juos primažinti, nes dažniausiai jie tokie laukinukai daugina laukinukus. Ar yra ir išveisimo klaidų kažkokių? Tikrai yra, žinoma. Kiekvienas atėjęs nelauktai gyvūnas gerai, tarkim, aš neturiu galbūt priekaištų, aš tikrai nesu iš tos dalies, kur tik tai įsišunink, įsikatink, bet nepirk. Aš tikrai manau, kad yra atveju, kada žmogui reikia nusipirkti veislinį ten šunį, katiną ir, tarkim, viskas gerai, aš neteisiu. Bet tada pirk atsakingai. Čia pirmiausia jau reikėtų pradėti nuo to, kad mes, nusipirkau, tarkim, ir dabar neseniai bendravau su pažįstama, nusipirkau pudeliuką, bet jis be dokumentų ir man sako kaip gerą dalyką, neva, mangi nereikia tų dokumentų, man reikia draugo. Jeigu tau reikia draugo tik tai tada tu gali nueiti prieglaudą. Kam tau reikia pirkti ir skatinti dauginimą, man tai čia yra žalingiausia. Ir iš tikrųjų, kam tada tas dokumentas? Kam tas dokumentas, jeigu mes neplanuojame eiti tas parodas? Nes... Tam, kad jisai, šiaip apskritai, aišku, žinoma, yra tų veislynų, kurie irgi tikrai, nežinau, nedaug yra veislynų, kurie yra verti gero vardo, bet jų tikrai yra. Bet dokumentas šiaip turėtų užtikrinti, kad tai yra sveikas gyvūnas, kad tai yra atsakingai, šiaip man iš vis turėtų būti, mano manimu iš vis turėtų jisai ateiti dar tau ne per skelbimą pas tave, o tu prieš tai, kad tai yra atsakingas veisimas. Lygiai taip pat su katinukais, žinoma, kad ir namie priveistų katinų, ir daugyklose priveistų katinų problema didina. Kiekvienas gimęs nelauktai gyvūnas didina prieglaudos ir lauko kačių skaičių. Taip yra. Bet mes turim kitą problemytę, tiksliau didelę problemą, kad yra laukinių katinų,
kurie, kaip ir sakai, veisiasi lauke ir ten dažnai nebeišeina jų sugauti. Katės yra labai protingi gyvūnai ir jeigu pamatė, kad jos kaimynė išsivežė su narvu, jinai jau pati sako, aš jau tą narvą nelysiu. Dar kitas yra problema, kuri yra iš gero, iš geros širdies, žmonės tiek primaitina, pasižiūrėk, Pripranta, taip, naini prie, tarkim, daugiabučio arba yra tos šėryklos ir ten visų rūšių maistas. Aš nuoširdžiai kalbant Nėra tokio pas mane kieme. Taip, ir tu paprašai, susitari su, tarkim, ten kokią moterim, sakai, nu Irena, būkit gera, rytoj nemaitinkit tų kačiukų, atvažiuos ten su gaudyklė, pabandys pagauti. Irenai širdis spaudžia, nu kaip jinai neatneš šiandien ir atneša žuvies pakepintos, žuvies išvirtos, konservukų, sausiako, į kurį katinas nežiūrės ir taip toliau. Ir tas katinas turi tokį pasirinkimą, kam jam lysti į tą narvą tenai su kažkokiu paštetu, jeigu jis turi 3 rūšis tų paštetų. Tai čia dar yra dalykas, kad kartais iš to gero, turiu minį, va čia yra dėl ko aš kalbu apie kokybę. Kokybė dažniausiai ateina su smegenim. Kai tu viską darai racionaliai, ne tik vadovaudamas emocijai, su gyvūnais visada yra daug emocijų. Ir tai yra faini, bet reikia ir galvą vadovauti. Vadinasi, aš visai neseniai buvau Turkijoje ir pirkau maistelį katinėliams, nes jų ten daugybė. Nu, žinot, Turkija populiariausia, Stambulas, tai ten iš vis yra populiariausia kačių zona. Ir aš tiesiog matau tos naminius laukinius kačiukus ir aš tiesiog pirkdavau jiem maistą ir duodavau. Aš irgi taip darydavau. Tai vadinas blogai? Ne, aš nesakau. Labai gerai, kai tai daro, tarkim, kai moteris ar vyrai prie namų maitina tos, viskas gerai, jeigu tvarkingai, kad nekeltų kitiem problemų, nes kartais būna, kad labai tos netvarkos didelės yra ir žmonės tada pradeda nuodyti, turiu minį visokių. Bet aš kalbu apie tai, kad kai tu nori ateiti padėti sterilizuoti. Tiesiog mes sugausim, sterilizuosim, grąžinsim atgal jums tą katinuką, jūs toliau jo rūpinkitės. Tai eina kalba apie 1-2 dienas nemaitinimo. Kad, tarkim, tuo metu tas žmogus, kurį katinas labiausiai žino, tai labai lengva būtų susikooperuoti. Pavyzdžiui, katinai žino, paimkim čia vėl, aš tiesiog belė kokį vardą, Irena. Ta pati Irena ateina visada 3 valandą dienos maitintų katinukų. Katinukai žino. Ir jie subėga 3 valandą dienos. Ir jeigu mes, tarkim, su Irena rastumėm bendrą kalbą ir sakytumėm, davai, vakar neduokit, šiandien duosit, bet šiandien duosim, įdėsim į narvelį. Nu, neišeina jai taip, jinai ateis vakare patiliukais ir vis tiek prikraus. Ir jeigu jinai pakentėtų tą vieną dienelę, tai ko gero mums būtų lengviau pagauti tą katinėlį. Nu, ar mum, ar kažkam. Čia susitarimas. Aišku, dar žinoma, yra ir tas pats dalykas, kad yra tokių protingų tų kačių, kurios, nenori lysti tą narvą. Jos sako, aš geriau arba paukščiuką kažkokį pasigaus, ko neturėtų daryti. Bet, jie apeina sistemą katės. Ir dėl to vis dar yra tas problema šita, kurios neina niekaip Dar beje, man iš Suomijos aš girdėjau tyrimą, kad čia irgi iš geros širdies, nes mes lietuviai arba esam labai, tokie kažkiek kraštutinumus, arba labai 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 mylim, taip, kad jau nebegalvojam, arba iš vis nemylim, taip, kad nuodėjim. Tai reikėtų daryti iš tikrųjų šitaip su katinais. Reikėtų pirmiausiai, reikėtų sugaudyti, tarkim, jeigu toj vietoje yra 12 katinų, juos pagavus, reikėtų visus kastravus, sterilizavus, grąžinti atgal. Mes irgi darom šitą klaidą, kad mes, jeigu jaukus katinėlis, pasiliekam ir ieškam namų. O reikėtų visus grąžinti, nes vadinas toj vietoj yra vietos 12 kačiukų. Jeigu mes grąžinsim tik tai 7, tai likę 5 ateis irgi ir jie gali būti nekastruoti, nesterilizuoti ir vėl pasaka, truks tų žvadžių vėl iš pradžių. Tai va čia yra šitas dalykas. Jeigu mes truputį kartais tą empatijos, nežinau, net ne empatijos, o čia gal man, gal pagalvot žingsniui į priekį. Pagalvot truputį šachmatais pažaisti. Tokį kažkokį, truputį, kad bus geriau. Jeigu mes truputį dabar šiek tiek kažkokioje vietoje padarysim, ne visai taip, kur skaudės mum, bet bus rytoj geriau. Taip pat kaip yra su tom grandinėm, aš kalbu nuolat, kad reikia, ir ne tik aš, yra žmonių daug kas kalba, kad reikia uždrausti grandinės, bent jau pradžioje grandinės. Ir daug kas sako, tada daug išmėtis šunų. Labai gerai. Tam šuniui sėdėti prie grandinės, kalėti. Dar blogiau negu. Daug blogiau, jam geriau yra iš vis, šiaip aš labai dabar atrodysiu bjauri ir nepopuliariau, geriau jam
numirt, negu sėdėti prie tos grandinės. Tikrai laimės sėdėti, ėsti savo uodegą dažniausiai, loti be reikalo. Tas šuo, jisai, ką jis mato? Jis mato būdą, bliūdą ir praeina žmogus. Šuo visada nori žmogaus, šuniui žmogus yra esmė ir nuolat praeina ir jisai kiekvieną dieną tikisi, gal prieis, neprieina, gal prieis, neprieina, gal prieis, neprieina, Jėzus Marija, aš nenorėčiau taip gyventi. Tai tas, kad kažkokia karta kažkokių šunų galbūt bus išmesti, ten dar kažkas padaryta, bet po jų ateis karta, kur nebegalės ir mums tada būtų žymiai lengviau. Tarkim, jeigu uždraustų grandinės, mums kaip būtų lengviau. Mums pasako kažkas, žiūrėk, mūsų kaimynas nevedžioja šuns visai, tas šuo kankinas prie grandinės, ir ateini ir užtenka pamatyti, kad jis prie grandinės ir jį galima paimti. Ne mes galėtumėm paimti, bet... Bet dabar tai nėra tokio įstatymo. Nėra. Ten buvo pradėta kalbėti apie tai ir, aišku, daug yra žmonių, kurie yra prieš. Aš nesuvokiu, kam jis reikalingas tas šuo prie tos grandinės. Koks tikslas, jis ką saugo, signalizacija, tai įsivesk signalizaciją, nereikės mokėti jai maisto, nereikės dar kažką, įsivesk paprastą, dabar 21 amžius. Normali signalizacija, aš nesuvokiu visiškai nei voljere šuns, nei prie grandinės, jeigu tu jo nevedžioji, jeigu tu jam neskiri laiko, šuo yra draugas. Jau čia seni laikai. Užsivedžiu. Pitama, o dar kažkokių kitokių gyvūnėlių turit? Ar iš tikrųjų viską? Musę turiu, va. Ja, to pačiu. O šiaip, ar kažkokių dar kitokių gyvūnų būna pas jūs, ar egzotikų būna kažkokių papugėlių, ar viską priimat? Šiaip ne, mes, tarkim, laukinių gyvūnų tai tikrai nepriemam, nes mes nemokam jais rūpintis, būtų neatsakinga iš mūsų pusės. Esam turėję, kartais būna ten atveža kažkokį, ar tai žiurkių esam turėję, turiuomenį naminių. Na, aš nežinau, kokios jos, aš labai šiaip mėgstu žiurkės. Tai prisimenu, tai ten buvo džiaugsmo prieglauda žiurkės, bet mes radom graužikų prieglaudą. Tai iš tikrųjų mes bendraujam su prieglaudom, kurios gali perimti kažką, jeigu tokiu atveju. Ne, mes tik tai šunim katinais. Aš tikrai, čia ta pati, kalbant apie tą pačią kokybę. Manau, kad rūpintis turi tuo, kuo tu moki pasirūpinti. Jeigu man atneš paukščiuką, garantuotai jisai gali numirti. Nes aš tiesiog nežinosiu ir tai yra netinkama aplinka kai kuriem gyvūnam. Nes šunų lojimas katinai, ne visi katinai pas mus gali... Kai kurie labai stresuoja. Tarkim, va šiandien išvažiavo katytė namo, kuri iš namų atvykusi, faina labai jauki katytė, bet jai buvo žiaurus stresas, nenorėjo valgyti, tai darbuotojas maitindavo iš rankos katiną, kad tikrai žinotų, kad jinai yra pavalgius, nes jai nuo to lojimo, netgi nuo buvimo tarp daug katinų, jai buvo didelis stresas. Tai, pavyzdžiui, netgi rudukui, kuris dabar va čia guli ramiai ir jam viskas yra gerai, jam netgi, kadangi saklas, jam prieglaudoj nebuvo didelis džiaugsmas gyventi, nes jam vis keičiasi, jisai pasaulį pažįsta per kvapą ir per klausą. Ir jam vis keičiasi aplinkui garsai, pavyzdžiui, pasikeičia šuns garsas, šuns kvapas, jisai jau nebežino, kas jis toks, žmogus keičiasi. Ir jeigu su šuniu dar gali kažkaip susikalbėti, jam padėti, mes su Rudžiu turim ir žodžius, pavyzdžiui, jis eina, kai yra žemyn, up, tai yra down, kai aukštyn, up, jisai jau žino, tu jam pasakai ir jis jau dėlioja taip kojytes ir su juo viską gali susikalbėti ten. Tai, mes, tarkim, su jūros kiaulyte galim nemokėti susikalbėti. Tai kitų mes tengiamės nepriimti, o laukinių tai iš vis nekalba apie laukinius gyvūnus. Pas mane dabar yra problema, kad po palangę yra ir zilučių inkilėlis ir kregždučių. Tai vienoje palangė, kitoje palangė. Laiminga palangė. Nes pas mane yra 3 langai. Tai vienoje tai nėra, nes ten jau balkono langas, o kitur yra taip, kad tas pats, musytė. Visiškai man draugauja. Jaučiasi. Taip, atsiprašau, klausau. Tai ir aš pati susiduriu su ta problema ir visai nesiniai sužinojau, kad jeigu aš bandysiu dabar iškeldinti, kad tie tėveliai, tie paukščiukai nebemaitins. Ir aš dabar po tą palangę ir kenčiu, nes katinas tai jisai girdi ir pastoviai nori kasti tą langą, nes ten krapžda. Ar ten yra sąmyšis, ypač vakarais, tos kregždės ir žvirbliukai, jie ten suskrenda ir ten mainasi netgi. Ten yra 2 kregždės, kurios maitina
Ir tada sukasi garsai, ten intensyvų labai. O tai ką Ir reikia aš- daryti, laukti, kol užaugs jie? Ir aš dabar galvoju, kad laukti visą šią vasarą greičiausiai, kol užaugs ir tada bandyti užkamšyti kažkaip reikės, bet ten irgi zona, kur neprieisi ir aš vis galvoju, ar iškeldint, aš turėjau tokią juokingą istoriją, kada pas draugę įskrido šikšnosparnis. Pasirodo, yra šikšnosparnių draugija ir galima įsikviesti pagalbą. Ir jie padeda sugauti? Ir padeda sugauti. Ir aš Geras. dalyvavau ir mačiau, kaip sugauna, tai ten draugė visur užkamšė sienas ir tada natūraliai ėjos, kad paėmė, pagavo į dėžutę ir paleido jau į mišką ir greitai nuskrido. Geras, Dar net nežinojau. patikrino ir viską, ir tas šikšnosparnis ir parodė savo gražius sparnus, nes pradžioje atrodė toks mažytis. Tai aš iš vis Kaip pirmą kartą pelytė, mačiau. ne? Ir tada... Jo, tu tokia išpelytas tapo didžiuliu šikšnosparnis. Ir paleidau, pasirodo, su tais laukiniais gyvūnais yra ką veikti ir mes nežinojome tiesiog, irgi draugė nežinojo, po to ten prasiskambino, prasigūglino, pasirodo yra ir šikšnosparnių draugija, ar galima ir tai padaryti. Aš lygiai dabar galvoju, gal man irgi kažkaip reikia iškeldinti tos paukščiukus, bet vėl nežinau kaip. Gal yra kregždučių draugija? Gal yra Bet bus kregždučių draugija. saldainių turbūt. Saldainių Ne, draugija. bet yra, žinau, ornitologai, mes visada kreipiamės, jeigu kokį paukščiuką randi, skambinu, klausiu, ką daryti ir dažniausiai sako, palik ramybei. Tai Bet va, aš jo, taip reiktų ir juos kreipti. susitaikiau, bet mano katinas nenori susitaikyti ir kiekvieną kartą, ten yra kiekvieną dieną, yra dabar pilna garsų, bando, kasa, jis supranta, kad per stiklą nieko nepadarys, bet vis vienam ten. Bet labai gal įdomu. rimtai vertėtų, gal kažkas patartų kažką. Nu, čia aš jau tokia pat, va šitoj vietoje aš Čia taip atsisakau nuo klausimas ne į bet čia temą. labai geras, nes žmonėm visai smagu žinoti apie šikšnosparnių draugiją, nes nieks jos Gal kam nežino. Taip, gal nes aš gerai, per šį mėnesį antrą kartą girdžiu, kad įskrido šikšnosparnių žmonėm į namus. Na, jis 7 aukšte gyvena šalia miškai ir jam ten labai palanku yra. Ir tiesiog sumaišė, kur įskristi ir taip ir pakliuvo. Pasirodo, yra dar tokie dalykai, pagalba. O sakykit, šiaip kokia yra jūsų ateities vizija su organizacija, kokia plėtra, ką galvoja toliau daryti? Aš labai noriu. Nu, aš noriu 2 dalykų. Vieno labai, vieno truputį. Tai labai noriu prieglaudos prie jūros. Nu, mes esam prieglauda prie jūros, bet esam kita miesto gale negu jūra. Tai čia mano yra visiška svajonė ir kiti sako, kad reikia svajoti tyliai. Aš tai manau, kad reikia paleisti ją į laisvę ir būtinai išsipildys. Tai tikrai tikslingai stengiuosi dėl to, ten, tarkim, ir finansiškai žiūriu, bet nes tai tikrai reikalauja finansų. Labai norėčiau, čia būtų mano visiška svajonė, kad galėčiau, kad būtų įmanoma jos tiesiog kartais išeini ir eini pavaikščioti ir man atrodo tada dar Jam ir daugiau. šunim geriau? Jo, nors aišku, jiems ir čia gerai, turiuomenį, čia jiems visur gerai, mes čia prisigalvojam, Kur žmogus ten gerai. Taip, mums noris didelių namų, ten didelių mašinų, jie gali ir su mažiniuku, bet kur nuvažiuoti ir patenkinti, ar mažiausiam bute gyvena ir dar laimingesnė, jeigu šeimininkas tik jiems skiria dėmesio. O kitas toksai, kur sakiau, truputį mažesnis noras, bet man atrodo, jis išdidės, kad aš visai norėčiau turėti filialą, galbūt ne tik Klaipėdai. Nes didelė dalis mūsų gyvūnų išvažiuoja Vilnių, Kauną. Atrodo, kad jau Klaipėda yra apdalinta, o dabar dažnai labai skambina. Ir aš beje, kas yra juokingas dalykas, aš galiu pasakyti, jeigu žmogus man skambina iš Vilniaus arba iš Kauno. Aš iš pokalbio net Net ne akcento, ne. Mes, man atrodo, turim labai didelį akcentą, klaipėdiečiai. Aš iš bendravimo manieros. Tiesiog, man atrodo, ir labai dažnai būna, kad tu kalbi ir supranti, šitam žmogui man atrodo, kad galėčiau išleisti gyvūną. Netgi nuo pradžios to, kaip čia pasakyti, įvado į pokalbį. Netgi gali suprasti, vas iš to žmogų, man atrodo, geras yra. Tai šiaip aš visai norėčiau turėti, bent jau pradėti nuo kažkokio mažesnio filialo, gal apie Vilnių pradžioj galvoju, kad Kaunas vis tiek gan arti. Mums tai tiek Vilnius, tiek Kaunas klaipėdiečiams viskas arti. Tai galbūt kažkada bus, nes būtų visai fainiai būtų. Nes ir daug kas rašo dažnai komentarus, kokius nors, kada pasidarykit ir Klaipėdą, ir Kaune, ir Vilnių. Tik man yra vienas dalykas, nenoriu žaisti, aš labai myliu ir Vilnių, ir Kauną,
labiausiai žinoma Klaipėda, būtent dėl to, kad mes turim tą jūrą. Ir man visą laiką atrodo, nu gerai, turėsiu aš čia tą filialą, o kur tie šunys vaikščios? Aišku, čia yra kur vaikščioti, atsiprašau, kad atrodo, kad ne. Bet man toks, nu blemba, prie jūros, taip, dar kitas dalykas, kad Klaipėda žmonių labai mažai. Nu, jų gal ir yra daug. Paprasčiau vedžioti gal tada. Taip, mūsų yra labai, šiaip man atrodo, kad mūsų daug iš mašinų kiekio, jų yra daug, bet jie visi turbūt namie, nežinau, kur jie yra, jie išlenda vasarą prie jūros. Tai iš tikrųjų lengviau vedžioti. Tarkim, tu žiemą iš vis gali nuvažiuoti visą smiltynę tavo. Gali ir paleisti jau tada. Taip, ir prie jūros labai saugu paleisti, nes tu matai, jie neina, ta kopa yra kaip koks nors, kaip tvora, taip. Čia tik tai mano kalytė bando visi kopą ir jese, tai grįžk. O mūsiškiai, šiaip beje, prieglaudinukai nuo kojos nesitraukia. Prieglaudinukai yra, jeigu jų kažkas nepabaido, ten koks griaustinis, kurio aš dar negirdžiu, jis jau girdė, ar ten dar kažkas, tai jie nesitraukia. Jie rudis, aklas šuo, jį visiškai gali palaidą vedžioti, nes jisai ištisai, kur tu esi, o jeigu tu pašauki, pakvieti jį, jis iš karto atbėga. Jisai netgi kartais būna, kad ten gal jisai biški mato kokį vaizdą, aš nežinau, arba pagal kažkokį garsą, nubėga kitų žmonių ir jisai žiūri, pasimeta, nes čia ne tas kvapas. Ir greitai pakvietys iš karto atsišaukia, jie tokie yra. Atrodo, kad iš prieglaudos tie gyvūnėliai kaip tik jie tiek išsiilgia tos meilės ir jie tada kaip automatiškai tampa geresniais gyvūnais ir tokius labiau noris ir priglausti. Aš pati to nepadariau, gaila su savo katinuku, aš jį radau per skelbimus. O tai kas čia? Bet aš norėjau irgi iš prieglaudos, galvoju, o jeigu dar paimčiau iš tokios traumuojančios situacijos, tai dar labiau mane mylėtų, nes iš tikrųjų mano katinas jis yra išlepintas. Jis mane visą laiką pasitiks prie durų. Toks ir turi būti katinas išlepintas. Visą laiką pasitiks prie durų. Vieną kartą buvo, kad aš uždariau į kambarį ir jis nepasitiko ir galvoju, dieve, kažkur čia kažkas ne to, nepasitiko, bet pasirodo buvau uždariusi į kambarį. Jis visą dieną keikės. Ne, ten porai valandų buvau išėjęs, tai viskas tvarkoj. Bet visą laiką pasitinka irgi kaip šuo. Bet galvoju, iš prieglaudos tai gal dar labiau mane mylėtų. Na čia iš tikrųjų turbūt mitas yra. Aš labai noriu jį paneigti dėl to, kad žmonės dažnai ir turi tą suvokimą, kad tu pasiimsi iš prieglaudos ir jis jau bus dėkingas. Nebus šitaip, nes pirmiausiai galiu pasakyti tą dalyką, kad nėra taip, kad jie sėdi ir laukia, kad mane paimtų. Netgi tas, kuris yra visiškai ekstravertiškas ir su kiekvienu bendrauja, mus myli labiau. Mes esam jų šeimininkai. Aš, pavyzdžiui, šiuo metu mes turim, kuri man į mintis atėjo tokia kalytė Pink, tai yra mano numylėtinė. Ir jinai tikrai yra su visais bendraus ir taip toliau, bet jinai nesvajoja, kad ją kažkas paimtų, nes tas žmogus atėjęs jam yra svetimas. Ir dėl to, kai galvoji, kad tau bus, tarkim, dėkingas, labiau mylės ir taip toliau, jeigu tarkim, kaip tu galvoji, gali, žinai, galvoti tiesiog iš tos tokios smagios pusės. Bet jeigu tu realiai pasiemi gyvūną dėl to, kad tu galvoji, tau čia bus dėkingas ir viską darys gerai, tai gali labai nusivilti. Nes gali būti, kad bus su juo labai daug problemų, gali būti visokių dalykų, ten reikės mokytis ir taip toliau. Tai čia lygiai tas pats kaip su kitu gyvūnu, tik tai tiek, kad mūsų atveju, tarkim, kaip prieglaudoje yra, tai jie ateina didžioji dalis iš tikrai nieko nematę ir kai jie gauna dėmesio, nes šuniui dėmesys yra. Ir manau, kad katinui, aišku, katinas dar labai, katinas katinui nelygų, šuo šuniui irgi labai mažas kiekis šunų irgi, kurie nenori dėmesio. Bet tarkim, jie gauna tą dėmesį. Ir dar kitas dalykas, mūsų kišenės visada pilnos maisto. Skanukų, bet tai yra sausas jų maistas. Tiesiog mes nelepinam, taip tiesiog dėl virškinimo trakto. Tai, tarkim, jie žino, kad tas žmogus visada duos dėmesio ir visada duos skanėsto. Tai kam jiems trauktis? Jiems nėra ko. Ir čia nėra dėl to, kad jie mums dėkingi ar ten kažkas. Tiesiog mes kuriam, kad jiems tas atėjimas pas mane būtų naudingas, fainas, smagus. Nes taip pat ir mano katinas, jis visą laiką taps mielas, kai jau norės maisto, ypač rytais, jisai žino, pavyzdžiui, jis kartu su manimi į tualetą, nes žino, kad aš ten paleisiu kraną ir bėgs vandenėlis. Ir jis paprašo, ir jis ten sėdi, aš tada atidarau. Na, aš jau viskas pirksiu automatinę gėryklą, nes aš matau, kad jisai jau kitaip jis gerti vandenį gali, bet jam, neskanu, nes, katinas turi vanduo judėti, krutėti, o kitaip čia neskanu. Tai va, tai tokie ypatumai. Man taip malonu tai girdėti, todėl, kad
kai žmogus pradeda neapsipirkti namus, kitaip daryti pagal gyvūną, man kaip žmogui dirbančiam daugumoje gerai, 50-50. Iš vienos pusės yra nelaimingi, nemylėti, o paskui jie būna labai laimingi, labai mylėti. Tai man girdėti va šitą, kad šeimininkas pirksiu tą kranelį, nes mano katinas negali gerti iš dubenėlio, tiesiog glosto širdį. Tai yra tai, dėl ko verta gyventi. Oi, dirbti šitą darbą. Gyventi. Gal ir gyventi. Tai ačiū, Simona, kad atvykai ir pasidalinai organizacijos tikslais. Tai tikimės, kad tų rėmėjų vis daugiau atsiras ir per mūsų šitą pokalbį žmonės kažką naujo sužinojo, kur kreiptis netgi netipiniais klausimais ir netikėtais įvykiais. Taip pat nepamirškite subscribinti mūsų kanalą, tai padės mums augti dar greičiau, padėti skleisti mūsų misiją ir tikslą dalintis tuom, kaip auginti gyvūnėlius. Tikrai susiduriam su vairiais klausimais tiek kačių grupėje, tiek apart kaip ir įsivaikinti tos gyvūnėlius. Tai ačiū taip pat labai rėmėjams Svetcor, kurie prisidėjo, kad šitas podcastas įvyktų. Ir norime jums padovanoti. Čia būtent šitas maistas yra labai natūralus, su jautiena ir ėriena ir būtent virškinimo traktui. Oi, labai gerai. Kaip ir minėjot, kad ne visi pašarai yra geri ir tos alergijos jautresni skrandukai reikalauja ypač subtilios mitybos. Tai būtent tokį mes ir turime. Ačiū, čia katinėliams. Ir katinėliams, ir šuniukai. Ačiū. Liūdį, žiūrėk. Ačiū žiūrovams ir Dėkui rėmėjams. dėkui rėmėjams.